Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ponios ir ponai. Pranešimą dėl tarybos reglamento pakeitimo dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems bendrijos asmenims teikia Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Tačiau noriu pabrėžti, kad dabartinėmis finansinės ir ekonominės krizės sąlygomis parama labiausiai nepasiturintiems bendrijos gyventojams įgyja naują socialinės politikos matmenį. Pagalba maistu yra labai svarbi krizės laikotarpiu, didėjant bedarbių skaičiui ir krentant pragyvenimo lygiui. Bedarbių skaičius šių metų vasario mėnesį Lietuvoje 16 kartų viršijo darbo vietų pasiūlą. Lietuvoje šiuo metu skurstančiais laikoma 20% gyventojų. 2006 metais ES paramą maistu gavo 13 milijonų gyventojų. Prognozuojama, kad artimiausiais metais 16% arba 80 milijonų gyventojų gyvens žemiau skurdo ribos. Pono Sikerskio pranešime siūloma palikti dabar galiojančią pagalbos maistu programos finansavimo tvarką, skiriant lėšas vien iš ES biudžeto, bei nepritarti komisijos siūlymui finansuoti programą iš ES ir valstybių narių biudžetų. Iš tikrųjų, komisijos pasiūlymas netitinka ekonomikos realijų. Daugeliui skurdesnių šalių, kovojančių su krizės pasekmėmis, dabartiniu laikotarpiu būtų sudėtinga prisidėti prie pagalbos maistu programos finansavimo. O finansavimas iš ES biudžeto, kaip tai buvo daroma nuo 1987 metų, būtų efektyvi ir iš tikrųjų solidari parama skurstantiems bendrapiliečiams. Ačiū.